Šiandieną esame Panevėžyje, Pramonės gatvėje, remonto aikštelėje ir pavyko atrasti tikrai labai geros būklės 2016 metų faceliftinį Toyota Auris hibridinį automobilį. Automobilio rida viso labo tik tai 78 tūkstančiai kilometrų, salono būklė ideali, kėbulas taip pat tvarkingas, lygus, be žymesnių įbrėžimų, įlenkimų, iš dažytų kėbulo keistų elementų. Turime priekinį sparną, taip pat dažytas priekinis bamperis yra ir pakeistas 22 metų originalus žibintas. Automobilis yra vykęs iš Italijos. Skyriui viskas matome kaip nauja, visi varžtai, kronšteinai, tvirtinimai, viskas labai gražu, dugnas taip pat labai tvarkingas. Na, kaip žinia, iš pietų kraštų pas automobilius korozijos kažkokių didesnių žymių pėdsakų praktiškai nepavyksta atrasti. Netgi pakabos elementai tie patys labai geros būklės. Padangos, taip pat Bridgestone'ai, 21 metų Bridgestone Turanza, nudėvėjimas po milimetrą tik tai. Šiaip tikrai gražus, geras, tvarkingas automobilis. Klientas taip pat džiaugiasi, patenkintas. Na kągi, ir išvyks šiandien automobilis į Vilnių, į savo naujus namus.